bet sakyčiau, 25 metai man buvo tokie asmeninio rebrando ir karjeros rebrando metai, nes visada giliai širdyje jaučiau, kad noriu kažką naudingo iš savęs sukurti, duoti visuomeniai, prekės ženklam ir panašiai. Ir 25 metai ir buvo tie transformaciniai metai, kada aš supratau, ko reikia ir ką galiu pasiūlyti. Tai sugrįžtant prie klausimo, kadangi buvo rebrandas ir pas mane buvo labai nemažai laiko skirta tai vidinės energijos tokiam išgryninimui, sustatymui ir suvokimui, kad tai yra naujas etapas ir kad tai yra laikas galvoti naujas svajonės. Tai aš dabar esu labai tam įdomiam ir jautriam periode, kur aš iš tikrųjų iš naujo galvoju svajonės. Aš negaliu to dabar pasakyti, bet kas man patinka viduje ir ką kalbu šiais metais ir kalbėsiu savo asmeninėse LinkedIn paskyros ir panašiai, apie tą kūrybinę energiją, kaip ją vystyti, kaip kurti nebūtinai projektus dėl monetizacijų, bet dėl savo gerbūvio.